Marius Kaminskas nuo 2026 m. kovo 31 dienos palieka Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo pareigas. Pagal paskutinėme tarybos posėdėje patvirtintą sprendimą kontrolierius bus atleistas šalių susitarimu, išmokant 2 mėnesių darbo užmokestį. Aptariant šį sprendimą tarybos nariai jo darbą iš esmės įvertino gerai, o 2,5 metų veiklą pripažino produktyvę. Tačiau nuskambėjo ir kritika. Dalios Štraupaitės nuomonę pateikdamas audito duomenis apie daug diskusijų sukėlusius kanceliarinės išmokas, kontrolierius pasielgė neatsakingai. Tuo tarpu kitų savivaldybių kontrolieriams pavyko išvengti čekių skandalo. Kad ir kaip būtų, nuo balandžio 1 dienos vienas svarbiausių savivaldybės kontrolės mechanizmų arba sustos, arba bus smarkiai apribotas, nes vienintelis kandidatas į laikinojo vadovo pareigas atsiėmė savo kandidatūrą. Mero teigimu, tai įvyko dėl abejonių, kurias kandidatui išsakė kai kurie tarybos nariai komitetų posėdžio metu. Kontrolierius priėmė sprendimą ir parašė prašymą, kad keičia savo planus ir išeina. Taip pat buvo priimtas sprendimas nedelsiant pradėti naujo vadovo konkurso procedūrą. Tačiau pavaduojančio asmens, kol vyks konkursas, neturėsime, nes po komiteto, po išsakytų abejonių specialistui, tas specialistas parašė prašymą, kad atsisako dirbti tokiomis sąlygomis. Marius Kaminskas Visagino savivaldybės kontrolieriaus pareigas pradėjo eiti 2023 m. rugsėjį. 2024 m. vasarį tarybos nariai padidino jo pareiginės algos koeficientą nuo 1,7 iki 2,3. Tuomet sprendimą palaikė tarybos nariai teigė, kad tai padidins motyvaciją dirbti tokiose atsakingose pareigose ir padės išvengti specialisto išėjimo į kitas savivaldybės, kur tuo metu atlyginimai buvo didesni. Tačiau, kaip matome, motyvacija dirbti priklauso ne tik nuo pinigų. Po posėdžio paprašėme Mariaus Kaminsko pakomentuoti savo sprendimą pasitraukti. Tačiau jis atsisakė, paaiškinęs, kad nėra politikas ir viską jau pasakė tarybos nariams komitetuose bei ataskaitoje. Ši audito ataskaita, savivaldybės biudžeto valdymo efektyvumas ir jos sąsajos su strateginių tikslų planavimu buvo paskelbta savivaldybės interneto svetainės audito skiltyje kovo 16 dieną, likus 3 dienoms iki tarybos posėdžio. Ataskaitos rezultatai ir išvados yra gana iškalbingi. Auditas parodė, kad savivaldybės strateginio ir biudžeto planavimo sistema yra nesuderinta ir nepakankamai reglamentuota. Atsakomybių paskirstimas nėra aiškus, o kontrolės mechanizmai silpni. Planavimo ir sprendimų priėmimo procesai dažnai vykdomi fragmentiškai, nepakankamai dokumentuojami ir neužtikrina skaidrumo. Nėra aiškaus ryšio tarp strateginių tikslų, veiklų ir biudžeto asignavimų, o kontrolės ir atskaitomybės sistema orientuota daugiausiai į formalius procesus, o ne į rezultatų pasiekimą. Be to, tų pačių administracijos darbuotojų dalyvavimas tiek planavime, tiek įgyvendinime didina interesų konflikto riziką. Dėl to negalima užtikrinti efektyvaus ir pagrįsto finansinių išteklių panaudojimo. Pilnas ataskaitos tekstas paskelbtas Visagino savivaldybės kontrolės tarnybos puslapyje. Joje taip pat pateiktos rekomendacijos savivaldybės administracijai. Siūloma tobulinti strateginio ir biudžeto planavimo teisinį reglamentavimą, aiškiai apibrėžti dalyvių funkcijas ir atsakomybės, įdiegti vieningas planavimo, derinimo ir kontrolės procedūras. Svarbiausia – užtikrinti strateginio, finansinio ir veiklos planavimo suderinamumą, stiprinti vidaus kontrolę ir įdiegti į rezultatus orientuotus bei skaidrų lėšų panaudojimą, užtikrinančius mechanizmus. Ar savivaldybės vadovybė į šias rekomendacijas įsiklausys, ar jos nuguls stalčiuje, parodys laikas. Kol kas taryba paskelbė konkursą ir įtvirtino anksčiau nustatytą pareiginės algos koeficientą. Šiandien taryba patvirtino naujus nuostatus, kuriuose įtvirtintas pareiginės algos koeficientas. Kadangi skelbiant konkursą būtina iš karto nurodyti ne tik reikalavimus, bet ir būsimą atlyginimą. Jis turi būti aiškiai paskelbtas. Šis atlyginimas jau seniai yra nustatytas. Tai, kas kadaise atrodė kaip paskatinimas, dabar yra visiškai įprastas vidutinis atlyginimas tiek Utenos regione, tiek visoje Lietuvoje. Iš esmės šiandien buvo tiesiog įtvirtintas anksčiau priimtas sprendimas. Taip, visiškai teisingai. Futbolo klubas Inter sugrįžta. Kovo 18 dieną Visagino savivaldybės didžiojoje salėje įvyko po 18 metų atgimstančio legendinio futbolo klubo Inter pristatymas. Renginyje dalyvavo miesto meras Erlandas Galagus, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius, Utenos apskrities futbolo federacijos vadovas Dainius Širvys, Visagino futbolo centro vadovas Ivanas Šabovičius, treneriai, žaidėjai, komandos veteranai ir miesto gyventojai.
1979 metais įkurtas futbolo klubas Inter daugelį metų buvo Visagino sportinio gyvenimo simbolis, tačiau 2007 metais nutraukė savo veiklą. Po beveik 2 dešimtmečių Visagino futbolo centro iniciatyva ir savivaldybės palaikymu nuspręsta atkurti istorinį klubą ir sugrąžinti miestą į Lietuvos futbolo žemėlapį. Visagino futbolo centro vadovas Ivanas Šabovičius pasidalijo įspūdžiais apie šį istorinį įvykį ir artimiausiais planais. Mes labai džiaugiamės, kad šiandien yra tokia diena, kaip sakau, futbolo diena Visagine. Kad sugrąžinome futbolą, miesto legendą, klubą, kuris gyvavo nuo 1979 metų ir kurio kurį laiką nebuvo Lietuvos futbolo arenose. Noriu pasakyti, kad nuo šiandien klubas vėl gyvuoja. Komanda jau suformuota, komplektavimo procesas vyksta ir jau po savaitės Visagine įvyks pirmosios rungtynės. Manau, miestui tai labai svarbu. Visaginas tarp maždaug 20 000 gyventojų turinčių miestų buvo paskutinis Lietuvoje neturėjęs klubinės komandos. Nuo šiandien jie jau yra. Ir mes tuo labai džiaugiamės. Taip pat norime padėkoti merui, administracijai ir tarybai už palaikymą. Ši idėja yra teisinga ir tikiu, atneš didelę naudą miestui. Pasak Šabovičiaus, komandos atgimimas tai ne tik tradicijų sugrąžinimas, bet ir investicija į jaunimo ateitį. Pirmiausia, tai yra mūsų paveldas – sporto kultūra. Ir antra, labai svarbu, kad šiandien visas Visagino jaunimas, kuris žaidžia futbolą, o tokių turime beveik 400 vaikų, ypač paauglystėje turės tikslą patekti į šią komandą. Tai reiškia, kad mes juos išlaikysime sporte, aktyviame gyvenime. Be to į miestą atvešime iki 20 sporto renginių, kuriuose žmonės galės ateiti, palaikyti komandą ir patirti teigiamų emocijų. Taip pat buvo pabrėžta, kad naujoji komanda bus iš tiesų miesto komanda. Taip, komandą jau beveik suformavome. Ji bus sudaryta iš visaginiečių. Bus ir žaidėjų, kurie dar anksčiau žaidė futbolo klubo Inter Visaginas komandoje. Jiems dabar apie 35 metus. Bus ir jaunimo. Mano principinė nuostata buvo pradėti būtent su visaginiečiais, nes jie to nusipelnė. O toliau parodys laikas. Žiūrėsime, kaip treniruosimės ir pasiruošime. Tuo pačiu pabrėžta, kad klubo ateitis didelė dalimi priklausys nuo vietos verslo paramos. Manau, tai būtina. Jei verslas galvoja apie tai, kad reikia sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms ir žmonėms patogiai gyventi čia, kad vaikai grįžtų namo su geromis emocijomis, tai labai svarbu, kad tėvai negalvotų apie išvykimą į didesnius miestus. Verslas taip pat turi prisidėti prie tokių projektų, nes tai tiesiogiai susiję ir su verslo plėtra, tai žmonės, kurie vėliau dirbs įmonėse. Todėl kviečiu verslininkus prisijungti prie šio projekto, kalbėkimės, bendradarbiaukime ir kartu kurkime komandą, kuri būtų miesto pasididžiavimas. Taigi, Visaginas susigrąžina ne tik futbolo klubą, bet ir svarbę savo miesto tapatybės dalį. Jau netrukus komanda sužais pirmąsias rungtynes ir galbūt būtent nuo šios akimirkos prasidės naujas Visagino futbolo istorijos etapas. Koks galėtų būti naujasis Tarybų gatvės pavadinimas? Pasiūlyti 114 variantų. Kovo 17 dieną Visagino muziejuje įvyko darbo grupės nagrinėjančios Tarybų gatvės pervadinimą susitikimas su miesto gyventojais. Apie grupės darbą informaciją pristatė vicemeras Vitalijus Bisakirskas ir architektūros bei teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Lukas Banys. Deja, gyventojų susirinko nedaug. Galbūt to priežastis renginio laikas 16 valanda, kai daugelis dar būna darbe. Tačiau gali būti ir taip, kad suinteresuoti visaginiečiai jau aktyviai išsakė savo nuomonę savivaldybės surengtoje apklausoje. Apklausoje dalyvavo beveik 400 žmonių. Ne tik Visagino, bet ir kitų Lietuvos miestų bei užsienio gyventojai. Galbūt buvę visaginiečiai sekantis miesto naujienas. Beveik 400 apklausos dalyvių pateikė 114 naujo gatvės pavadinimo variantų. Populiariausias buvo Atgimimo gatvės pavadinimas. Taip pat nemažai žmonių siūlė tokius pavadinimus kaip Atominės gatvė, Laisvės gatvė, Vienybės gatvė, Pušynės gatvė, Kovo 8 gatvė ir kita. Taip pat buvo pasiūlyta Tarybų gatvę pavadinti Vladimiro Ščiūrovo, Viktoro Šavaldino ar Vasilijaus Čiupačenkos vardu. Buvo siūlymų pervadinti gatvę į Sniečkaus gatvę, taip pagerbiant pirmąjį miesto pavadinimą. Keletas žmonių pasiūlė originalų pavadinimą – Katino gatvė. Jis išskirtinis tuo, kad oficialiais duomenimis Lietuvoje tokių gatvių pavadinimų nėra. Tačiau dažniausiai pasikartojęs pasiūlymas buvo Tarybų gatvė. Apie 40 apklausos dalyvių pasiūlė palikti esamą pavadinimą. Iki kovo 31 dienos darbo grupė atrinks kelis variantus iš pateiktų pasiūlymų, o vėliau galbūt juos pateiks gyventojams svarstyti arba iš karto perduos merui Erlandui Galagus.
Tuomet jis įtrauks siūlomus pavadinimus į tarybos posėdžio darbotvarkę, kurio metu bus priimtas galutinis sprendimas dėl naujo Tarybų gatvės pavadinimo. Tarybų gatvės pervadinimas gyventojams nesukels jokių išlaidų. Gyvenantiems šioje gatvėje nereikės keisti notariškai patvirtintų dokumentų.